Sveiki visi. Šiandien norėjau pakalbėti apie kameros didžiai Osmo 360 įrašo valdymą. Tiesiog nuspausti startą ir išjungti įrašą. Tai, kaip minėjau praeitam video, paprasčiausias būdas yra iš miegančios kameros paspausti apvalų, tai būtų 360 laipsnių, paspausti kvadratinį, būtų viena kamera iš šių dviejų, arba į jūs, arba nuo jūsų. Taigi paspaudžiame apvalų, rašo 360 video, išjungiame, per 3 sekundės kamera išsijungia. Antras būdas, paspaudžiame kvadratą, įsijungia įrašas į jumis ir kamera įrašo. Norite perjungti nuo jūsų, spaudžiate tą ratuką. Įrašą išjungiame vėlgi tą apvaliąją start knopkę. Įrašas išsijungia per 3 sekundės. Taigi antras būdas, kaip minėjau praeitam video, būtų su šita selfie lazda. Įjungiame lazdą, iš karto įsijungia kameros krovimas ir spaudžiame įrašą. Taip, įrašome, jeigu paspaudžiame tą, įrašome iš karto 8K. Išjungiame įrašą, vėlgi kamera išsijungia po 3 sekundžių, jeigu nieko nedarome. Ir dabar vėlgi vienos linzės kamerą įjungiame su šituo režimu. Tai bus vėlgi, kaip matote, 4K. Ir jeigu norime perjungti tarp kamerų į priekį ir į save, spaudžiate tą kvadratą. Įrašą išjungti vėlgi išjungiame su apvaliąja knopke. Sekantis būdas būtų toksai. Po programinio apnaujinimo atsirado būdas įjungti kamerą vėlgi iš rankos, pasukus porą kartų. Skaitosi va šitaip va kamera. Va, prašom, įsijungia įrašas, išsijungia įrašas. Taip, įsijungia įrašas, išsijungia įrašas. Tai va, būtų čia viskas, visi šitie būdai valdomi ranka, kažkokiu tai būdu siejant su kamera. Sekantis būdas įjungti įrašą jau per atstumą, neliečiant kameros, neliečiant lazdos, yra plaštokos režimas. Kai kamera yra nustatyta į jūs, reiškia, jeigu vienos kameros režimų single lens mode jinai filmuotų į priekį, jūs tos kameros neįjungsite. Įjungsite įrašą tik tai, jeigu kamera filmuoja į jūs. Tarkim, aš pakeliu plaštaką ir įrašas prasidėjo. Šitas režimas maždaug aktyvuojasi, kai kamera būna iki 2 metrų. Pabandysiu biškį toliau pakelti, kamerą perkelti ir dabar, kol įrašinė, pabandysiu išjungti. Iki kameros yra tikrai panašiai 2 metrai, pabandysiu dar truputį toliau. Taigi kamera yra tikrai virš 2 metrų ir vis tiek suveikia. Realiai 2,5 metro drąsiai. Įjungiam ir išjungiam. Vienu žodžiu, viskas veikia. Jeigu kamera yra įjungta 360 laipsnių režime, viskas galioja ta taisyklė plaštakos abiems pusėms. Tarkim, aš pereinu į kitą pusę ir išjungiu įrašą. Toliau. Visas šitas režimas galimas įjungti ir, kaip minėjau, prieš tai to pre-recorded režimo. Tarkim, aš pastatysiu 10 sekundžių prieš įrašymo režimą, pre-recorded vadinasi jisai, ir pastatau. Dabar paskaičiuosiu iki 10 ir įjungsiu plaštaką šitą režimą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 ir įjungiu įrašą. Jūs visą tą matysite, ką skaičiau iki 10, įrašas nebuvo įjungtas, jūs viską matysite savo video. Taigi va, vėl išjungiame tą įrašą ir vėl, kaip matote, dega pre-record stopped. Jeigu aš paspaudžiu, kamera išeina iš to režimo. Jeigu nepaspaudžiu šito geltono pre-record, tada jinai vėl toliau 10 sekundžių mūsų atveju veikia. Paspaudžiu režimą, viskas grįžo į tą režimą, kuriuo buvo prieš tai filmuojama seniau. Tai va. Sekantis režimas būtų, kaip minėjau, distancinis pultelis. Įjungiame distancinį pultelį, kamera konektinasi su pulteliu ir tiesiog spaudžiame įrašą. Čia pasirinkame panoraminis, fotopanoraminis tas ir spaudžiame įrašą. Viskas, kamera veikia per atstumą. Šitas lygiai taip pat veikia ir pre-recorded skaitos. Kada norime, tada nuspaudžiame. Iš atminties ten kokį laiką nustatėm, kamera bus įrašiusi jau mums iki to momento įrašinės, kol išjungsime įrašą. Dar vienas per atstumą paleidimas įrašo yra, jeigu nuspaudžiame va šitą grandinėlės logotipą ant mikrofono didžiąjį mygdu, paspaudžiame logotipą, įrašas įsijungia. Paspaudžiame logotipą, įrašas išsijungia. Aš nežinau, kaip didžiąjį mygminį, ar ten yra tokios knopkės ar nėra, bet čia didžiąjį mygdu. Šiandien beje pristatys, kažkur už valandos pristatys naują didžiąjį mygminį 2. Tai ten jau eis 4 mikrofonai į vieną grupę. Sekantis režimas yra, kiek aš žinau, paskutinis. Tai būtų didžiąjį mimo programą telefonu valdyti. Atsidarom programą, jungiamės prie Osmo 360 ir turime paveikslėlį. Pasireguliuojame, nors čia jeigu 360 mes tuo momentu jokio skirtumo, vis tiek kamera filmuos aplinkui ir spaudžiame įrašą. Viskas paprasta, tik tiek, kad turi būti kamera įjungta į tą vadinamą budėjimo režimą. Skaitosi, pastoviai turi būti įjungta. Na ir paskutinis variantas, jeigu norite, kad kamera užgestų, pereitų į miego režimą, reikia prijungti šitą pultelį. Kai pultelis susijungia su kamera, tarkim, nuspaudėte įrašą, įrašėte kažką tai, išjungėte įrašą ir ilgiau palaikote įrašo knopkę. Kamera išsijungia, o ekrane pultelio matote menuliuką. Norite sužadinti, tarkim, tik tai kamerą be įrašo. Jeigu su įrašu spaudžiate šitą knopkę, kamera įsijungia, iš karto pradeda rašinėti. Vėlgi išjungiame įrašą. Kamera pati išsijungia už 3 sekundžių. Kaip matote, čia menuliukas. Kamera visai neveikia šiuo momentu. Jeigu norite neįjungti įrašą, bet tik tai sužadinti kamerą, kad atsibustų, spaudžiate įjungimo knopkę. Tiksliau ne įjungimo, o grandinėlę tą pairing knopkę, sorry hebra. Tai va, vėlgi spaudžiame įrašą. Įrašą išjungiame ir galime užmigdyti kamerą. Kamera, jeigu neklystų, miega bent jau Action 5, Action 4, beros liktai ar iki 8 valandų gali būti tokiam miegančiam režime ir sužadinti ją su įrašo knopke. Prašau, įrašinėja. Tai va,
Šiandien tiek žinių, toks video, kaip valdyti kamerą, kaip kartojau, pati kamera, lazda, pasukimas, gestai, distancinis ir mikrofonas ir DJI Mimo programa. Tai va tiek būdų, nesuskaičiavau, kiek čia gavosi. Parašykit komentaruose, kas skaičiuojate. Gal dar žinote kokį nors kitą būdą. Taigi pamiršau dar vieną būdą. Kameros nustatymuose atsidarome, yra piktograma, kaip žmogus kalba, žmogeliukas. Ją įjungiame, išsirenkame kalbą angliškai ir start recording, stop recording, take photo, shut down. Yra tokios funkcijos, matote, išsijungia. Taigi, įjungiame kamerą ir sakome start recording, stop recording ir shut down. Bet jau tokiu būdu kameros nebeįjungsime. Turime įjungti kamerą jau su knopke. Start recording, stop recording, shut down. Dabar jau tikrai viskas. Šiandien jau kita diena. Ir ką, visiems iki ir ate.